Ir kokiasgi funkcijas atlieka skydliaukė? Kas iš viso yra ta skydliaukė? Jinai yra 15–30 gramų panašiai toks organas, randasi priekinėje kaklo dalyje ir atlieka paprasčiausias hormonų gaminimo funkcijas, kurie reguliuoja visą mūsų medžiagų apykaitą. Tai jinai veikia paprastų principų. Paprasčiausia, amino rūgštį tiroziną prie šitos amino rūgšties prikabina dar 3 arba 4 jodo atomus ir gaunasi skydliaukės hormonai, tiroksinas T4 ir trijodtironinas T3. Dar skydliaukė gamina kalcitoniną, kuris atsakingas už kalcio kaupimąsi kauluose. Prie skydliaukės yra tokios 4 mažytės priešskydinės liaukos, kurios gamina paratiroidinį hormoną, reguliuojantį kalcio kiekį mūsų organizme. Ir kas svarbiausia, mūsų smegenyse hipofizė reguliuoja mūsų skydliaukės hormonų veiklą, kada juos sumažinti, kada padidinti, ir tai yra TTH. Ir kaip kraujyje TTH pajunta, kad kad skydliaukės hormonų per daug, tai jis yra sumažinamas. Ir atvirkščiai, kai padidėjęs TTH kiekis kraujo serume, tada skydliaukė yra aktyvuojama daugiau gaminti skydliaukės hormonų ir kad būtų reguliuojama medžiagų apykaita, tada pati skydliaukė pagreitina arba pamažina tą medžiagų apykaitą, kadangi jinai jaučia ir nustato, kokį maistą mes valgom, kiek mes gaunam iš to maisto naudingų medžiagų, koks yra cukraus kiekis kraujyje, koks yra deguonies kiekis kraujyje ir pagal tai jinai veikdama, įskirdama daugiau hormonų ar mažiau reguliuoja mūsų visą šitą veiklą. Ir kasgi įtakoja skydliaukės funkciją? Taigi pelėsis. Pelėsis yra, galima sakyti, kaupėsi būti pas mus ir drėgnose patalpose mūsų namuose, jeigu mažai vėdinamos arba labai kaupėsi drėgmė, kaip pavyzdžiui tokiuose dušiniai arba vonioje, kur labai mažai vėduojasi. Ir jeigu ten bent kokiam kampe pelėsis atsiranda, pelėsio sporos labai dauginasi greitai ore ir to įkvėpę mes gaunam va šito pelėsio tų sporų ir pas mus organizme darosi uždegimas ir todėl skydliaukė reaguoja taip pat, kadangi jinai atsakinga už visų organų veiklą. Toliau cheminės valymo ir šveitimo priemonės. Tai, ką mes naudojame virtuvėje, su kuo plauname indus, nes tai mes gauname su indų plovikliu ir per rankas šitų cheminių medžiagų, kadangi įsigeria per jas. Kaip šveičiame vonę, taip pat galima jas ir įkvėpti. Tas cheminės valymo priemonės yra kai kurios labai aštrios, tai tiesiog per kvėpavimo sistemą mes gaunam jas į mūsų organizmą. Toliau asmens higienos priemonės, visi įklotai, kremai, veido odai, kūnui kremai, paskui losjonai, visi plaukų šampūnai, kondicionieriai. Taip, toliau antibiotikai ir antidepresantai, benzodiazepinai ir didelės vaistų dozės, jeigu, pavyzdžiui, po kokių trauminių įvykių, po operacijų, kaip mes gaunam nuskausminamuosius, taip pat veikia ir skydliaukę, nes kepenys turi juos neutralizuoti, o kaip vėliau pamatysit, tai susiję ir su skydliaukės veikla. Hormoniniai pokyčiai. Kaip moteris tampa nėščia arba gimdymo metu po gimdymo, nes gimdymas yra labai stresinis toks įvykis moteriai, pasikeičia hormonų veikla, taip pat kaip moteris po gimdymo maitina kūdikį krūtimi, taip pat hormonų veikla labai sutrinka. Po operacijų, vabzdžių įgėlimų ir įkandimų, kaip vabzdžių nuodai patenka į kraujotaką ir tai išnešiojama po mūsų kūną labai greitai pasiekia skydliaukę.
Užterštas vanduo, kaip telkiniuose maudomės, užterštuose telkiniuose arba geriamas vanduo, kaip kaimuose, pavyzdžiui, dar yra kai kur išlikę šuliniai ir kai pavasarį būna daug lietaus arba rudenį į juos pribėga iš laukų vanduo ir tai gali būti taip pat toks kaip įtakos veiksnys. Trūkstant cinko, seleno, vitamino B12, jodo, tai yra trūkumo mineralų ir maistinių medžiagų. Taip pat psichologinės, emocinės ir fizinės traumos, kaip turime mes netektis, skyrybas, kažkokius tai labai didelius stresinius įvykius prieš egzaminus laikas arba, pavyzdžiui, ten pasimėm kokią banko paskolą, taip pat ir neina atiduoti, kažkas nesiseka, praradome darbą taip pat ir vat atsiranda dėl to stresas, nemiga ir viršsvoris. Ir kokiegi tie yra skydliaukės sutrikimo simptomai? Aš čia parašiau bendrai ir žemai skydliaukės funkcijai ir aukštai. Tai padidėjęs arba sumažėjęs svoris, tai padidėjęs būna daugiausia kaip žema skydliaukės funkcija ir sumažėjęs kaip aukšta, suglebusi oda, karščio ir šalčio netoleravimas naktimis, kaip išmuša karštis, padidėjęs prakaitavimas. Taip pat padidėja apetitas, tiesiog beprotiškai norisi valgyti, užkimęs balsas, išsekimas ir nuovargio jausmas, kaip ryte atsikeliam ir atrodo liktume lovoje ir nenorim toliau keltis ir eiti kažką tai daryti, visai tokia apatija apėmusi iki pietų, čiut prasivaikščiojam ir paskui per pietus netgi kava nepadeda. Taip pat, kaip šukuojamės plaukus, kuokštais gali slinkti plaukai, lūžinėti nagai ir įskilinėti ir išsausėjusios akys, o taip pat ir gali būti akių sutrikimai, taigi, pavyzdžiui, Greivso ligos atveju gali akis iššokti iš akiduobių.